Vis laiškai ir laiškai tam sielos analitikui, bet nieko rimta apie patį tą analitiką. Tiesiog gaila man jo. Nedėkingas tas darbas, jeigu tai galima vadinti darbu. Gyvena jis tarsi praeitimi, gal dar šiek tiek dabartimi, o baisiausia, jog net ne savo, o kitų, svetimų sielų. Tos sielos jam skundžiasi, dejuoja, kartais net aimanuoja iš nevilties. O sopa joms vis apie praeitį, apie geras ar blogas praeities dienas. Visai nesvarbu. Svarbu tik, jog yra tas sielos analitikas, kuris taip ir įsivaizduoju. Sėdi prie mažos, gal 1,5 vato stiprumo lemputės, kurią galima nupirkti pavyzdžiui Ikėjoje. Na, juk jis šių dienų analitikas. Modernus, tad žibalinė lempa ar žvakė jau ne šių dienų žmogui. Tai pernelyg didelės prabangos prekės. Tuomet jau prisėdęs atplėšia tuos vokus, kuriuos kiekvieną pirmadienio rytą eina parsinešti iš savo apylinkės pašto skyrelio, juk sunkus tas pirmadienis. Ir vis stebisi, nes atplėšęs vokus viduje aptinka daugybę panašių vienas į kitą popieriaus skiaučių, netvarkingų, surašytų bet kada ir bet kaip. Visai taip pat kaip ir tų sielų mintys, tos skiautės ir ta tvarka yra pasimetusios. Sielos analitikui nusimato monotoniškas, kartais gali pasirodyti, jog visai techniškai sausas darbas. Pradžioje sudėlioti tvarkingai tuos popierėlius, o vėliau ir visa kita, ką randa ant jų užrašyta. Ir visa tai atlieka toje blankioje Ikėjos šviesoje. Bet tai būtų niekis, jeigu jam nereikėtų atrašyti šioms sieloms. Jeigu jis tiesiog sėdėtų ir kaip koks veidrodis klausytųsi tų sielų aimanų, tuomet jam būtų gerokai lengviau. Kaip sakytų kito prekybos centro šūkis, taip gyventi verta. Paklausytų, gal kartais nukreipdamas savo žvilgsnį kiaurai tą sielą kažkur į tolį. Ir pabaigoje išgirsto monologo galėtų tik ištarti. Tu kalbėjai, girdėjai, ką pasakei, o dabar daryk išvadas. Greičiausiai ir tom sielom būtų lengviau. Tačiau jo atvejis gerokai sunkesnis, jis negali imtis iškart patarinėti, nors kartais labai norisi, ar daryti skubotų išvadų. Netam jis gavo tokį garbingą sielos analitiko statusą, kuris tiesa palaipsniui aiškėja, tiesiog nebuvo labai geidžiamas kitų analitiškai pasikausčiusių personų. Tačiau jis privalo reflektuoti, jam nėra reikalo abejoti, gyvenimas per trumpas, kad koncentruotis į save. Juolab aplinkiniuose dominuojantis chaosas daug įdomesnis nei savasis. Padėti kitam tai ne save gelbėti, o gal kaip tik padėti kitam tai gelbėti save. Bet tai dar viena painiava, kuri gali sudominti sielos analitiką. Kartais atrodo, jog jį gali sudominti bet kas. Ir kitiems taip atrodo, todėl jie ir suranda savyje problemų, tarsi tas analitikas šlaistytųsi gatvėmis, matuotųsi įvairias kėdes ar fotelius, visokio interjero kabinetuose be jokios paskirties. Ir tuo pačiu jam ant nugaros kažkas būtų priklijavęs lapelį su užrašu. Kuo galiu jums padėti? Juk tai dar viena prekybos centro etiketė, taip akivaizdžiai paverčianti žmogų preke. O štai tos sielos, matydamos potencialią auką, deja, be konteksto, imtųsi postringauti, dažnai tiesiog išsigalvodamos apie tai, kas joms sopa. Sielos analitikas supranta, jog yra apgaudinėjimas, tačiau privalo vadovauti savo paskirtimi, instrukcija, kodeksu, darbo etika ir dar kažkokia empatija. Tad jis yra tokia pat prekė, kaip ir tos pasimetusios sielos, dėl kurių jis parsiduoda. Taip gyventi verta.